Labą dieną! Šiandien mokysimės kolinariuosius ir statmenuosius vektorius bei jų savybės, kurias taikysime uždavinių sprendime. Kolinariaisiais vadiname vektorius, kurie yra lygiagrečiose arba vienoje tiesėje, o statmenaisiais vadiname vektorius, kurie yra statmenuose tiesėse. Tai jūs jau žinote. Taigi vektorius A ir B yra kolinarūs ir vienakrypčiai, vektorius C ir D yra kolinarūs ir priešpriešiniai, o vektorius A statmenas vektorių C ir D bei vektorius B statmenas vektoriams C ir D. Vektoriai A ir B yra kolinarūs, tai pagalvokite, iš kokio skaičiaus mes turime padauginti vektorių B, kad gautumėme vektorių A. Taip, tas skaičius yra 1/5, o iš kokio skaičiaus reikia padauginti vektorių D, kad gautumėme vektorių C. Taip, dauginame iš -0,5. Taigi nenuliniai vektoriai A ir B yra kolinarūs tik tada, jei egzistuoja toks skaičius m, kad vektorių B padauginus iš m mes gautumėme vektorių A. Arba jeigu vektorius A duotas koordinatėmis x1 ir y1, o vektorius B koordinatėmis x2 ir y2, tai atitinkamų koordinačių santykiai yra lygus skaičiui m. Tai yra x1 sutinka su x2, taip kaip y1 sutinka su y2 ir tai yra lygus skaičiui m. Be to, jei skaičius m yra teigiamas, tai vektoriai yra vienakrypčiai, o jei skaičius m yra neigiamas, tai vektoriai yra priešpriešiniai. Toliau kalbėkime apie statmenuosius vektorius. Vektorių B ir D, sakėme, yra statmenieji. Skaičiuojame jų skaliarinę sandaugą. Prisimename, kad vektorių skaliarinė sandauga yra lygi jų ilgių ir kampo tarp jų kosinuso sandaugai. Kadangi vektoriai yra statmeni, arba kampo tarp jų kosinusas yra 90 laipsnių, o kosinusas 90 laipsnių yra lygus 0. Labai svarbią savybę išsiaiškinom, kad jeigu vektoriai yra statmeni, tai jų skaliarinė sandauga lygi 0. Taip pat kaip ir jei vektorių skaliarinė sandauga lygi 0, tai vektoriai yra statmeni. Štai ir visos savybės. Prisimename, kad kolinariųjų vektorių atitinkamos koordinatės proporcingos ir lygios skaičiui m, o statmenųjų vektorių skaliarinė sandauga lygi 0, arba jeigu sandauga lygi 0, tai vektoriai yra statmenieji. Išspręskime keletą pavyzdėlių. Pirmasis pavyzdys. Vektoriai A ir B yra kolinarūs. Vektoriaus A koordinatės -5 ir y, o vektoriaus B koordinatės 15 ir -3. Apskaičiuokite nežinomą vektoriaus koordinatę. Prisimenam, kad jei vektoriai yra kolinarūs, tai jų atitinkamų koordinačių santykiai yra lygus. Taigi, -5 sutinka su 15, taip kaip y sutinka su -3. Proporciją sprendžiame labai paprastai, tai yra vidurinių narių sandauga lygi kraštinių narių sandaugai, arba 15y yra lygu 15 ir mes gauname, kad y yra lygus 1. Štai ir radome nežinomą koordinatę. Antroji dalis uždavinuko. Ar vektoriai A ir B yra vienakrypčiai, ar yra priešpriešiniai? Tam, kad išsiaiškinti, ar vektoriai vienakrypčiai ar priešpriešiniai, mes žiūrime, kam lygus jų koordinačių santykis. Taigi -15, 5 sutinka, atsiprašau, su 15, santykis yra -1/3. Kadangi gavome minuso ženklą, tai sakome, kad vektoriai yra priešpriešiniai. Išspręskime dar vieną pavyzdį. Su kuria x reikšme vektoriai m, kurio koordinatės 3x ir -6, ir n, kurio koordinatės -2 ir 3, vienas kitam statmeni. Mes žinome, kad jei vektoriai yra statmeni, tai jų skaliarinė sandauga m
padaugintas iš n turi būti lygi 0. O skaliarinę sandaugą skaičiuojame sudauginami atitinkamas koordinates. Tai yra 3x dauginame iš -2, pridedam antrų koordinačių sandaugą, tai yra -6 padaugintas iš 3 ir skaliarinė sandauga turi būti lygi 0. Gauname lygtelę -6x -18 yra lygu 0. Tai -6x lygu 18 arba x lygus -3. Taigi gavome x reikšmę lygią -3. Kitas klausimas. Kokia turi būti y reikšmė, kad vektoriai a ir b būtų statmeni? Užsirašome vektoriaus a koordinates. Taigi vektoriaus a koordinatės būtų 6 ir -1. Vektoriaus b koordinates. Jos yra -3 ir y. Toliau žinom, kad vektoriai yra statmeni, taigi jų skaliarinė sandauga turi būti lygi 0. Skaičiuojame skaliarinę sandaugą. -3 dauginam iš 6, tai būtų -18. Pridėti -1 dauginti iš y, tai gautumėm -y. Ir tai lygu 0. Išsprendę lygtelę mes gauname, kad y lygus -18. Taigi, kai y bus lygus -18, vektoriai bus statmeni. Sprendžiame uždavinukus toliau. Duota. Vektorius a, kurio koordinatės 6 ir 7, vektorius b, kurio koordinatės -4 ir -3 ir vektorius c, kurio koordinatės 1 ir 2. Ar vektoriai a plus b ir c yra kolinearūs? Kolinearūs yra tie vektoriai, kuriuo atitinkamos koordinatės yra proporcingos. Taigi, pirmiausia ir raskime, kokios yra vektoriaus a plus b koordinatės. Taigi, vektoriaus a plus b koordinatės būtų, žinome, kad koordinatės lygios atitinkami koordinačių sumai. Taigi, pirmoji koordinatė būtų prie 6 pridėti -4 ir antroji koordinatė prie 7 turime pridėti -3. Gauname vektoriaus a plus b koordinates, kurios yra 2 ir 4. Taigi a plus b koordinates vektoriaus mes jau žinome, vektoriaus c koordinatės duotos ir skaičiuojame atitinkamų koordinačių santykių. Tai yra 2 sutinka su 1, taip kaip 4 sutinka su 2. Patikriname, ar vektoriai kolinearūs. Tai reiškia, suskaičiavę santykį mes gauname, kad tai yra 2 atitinkamos koordinatės proporcingos, proporcingumo koeficientas yra 2, tai vektoriai yra kolinearūs. O jei dar daugiau norėtumėm žinoti, tai žinome, kad jie netgi vienakrypčiai, kadangi koeficientas yra teigiamas. Štai ir apžvelgėme visas savybės ir taikėme, skaičiuodami statmenuosius ir kolineriuosius vektorius. Sėkmės savarankiškai sprendžiant uždavinukus.